Atsipalaiduojam. Labas vakaras dar kartelį visiems. Šiandieną į meditaciją mus lydės Marija Kumara. Visą dieną jaučiasi šalia mūsų, šalia kiekvieno jūsų. Ir matysim, į ką nuves, todėl nieko nelaukdami ir atsipalaiduokit, susitelkit į save. Aš tie, kurie galbūt manęs nepažįsta, tai aš meditaciją vedu užsimerkus, tai ir jūs užsimerkit. Jeigu norisi stebėti, žiūrėti, tai irgi galite, tai nėra privalu, kad tik užsimerkus galima medituoti. Ne, jau jūs kaip norit, jau jums kaip yra patogu, taip jūs ir būna taip, kad kiti medituoja vaikščiodami. Todėl, kaip aš sakau, čia negali pasakyti, kaip yra teisinga ar neteisinga, svarbu, kad jums yra patogu, gera ir galite atsipalaiduoti. Svarbiausia atsipalaiduoti. Gerai, tai aš tada ir susitelksiu. Susitelkit ir jūs, nuraminkim visą tą minčių lauką po įvykių, po dienų, po visokių situacijų. Tiesiog lengvai, pamažu. Marija Kumara, kaip ir sakiau, jau ir jautėsi prieš tai erdvėj, taip ir šiandieną, taip ir dabar turiu omenyje, šiame momente. Jie tarsi kiekvieną apgaubė ir sutelkė į tam tikrą sferą, kuri ir buvo parodyta prieš mūsų susitikimą, kad į ją mes įžengsim. Bet iš pradžių praeisim, pasižiūrėsim kūnus jūsų, kad jie būtų tikrai atsipalaidavę, tai kiek galite ir jūs atsipalaiduokit fiziškai, kad tas kūnas būtų kuo lengvesnis, kuo ramesnis. Nors aišku, kada pasijungia energijos, gali šiek tiek pajudinti tą kūną, kai kur suspausti, sumausti, bet tai nereiškia, kad kažkas yra blogai, tiesiog ten ar įtampa, ar tam tikras nuovargis, nes kažkodėl labai akcentuoja nuovargį. Tiesiog pati energetika jaučiasi, kad yra didžiulis nuovargis pas jūs, todėl tikrai leiskite savo šiame momente atsipalaiduoti ir tam tikrą prasme skirti laiko savo ir pailsėti, tuo pačiu ir atsinaujinti. Kūnai pokyčių metu iš tikrųjų patiria didžiulę įtampą. Įtampą turiu omenyje energetinę prasme. Kinta, jis stengiasi prisiderinti prie kintančio jūsų mąstymo, jūsų požiūrio, kintančios visumos energetikos. Todėl dabar Marija Kumara labai savo švelne tokia energija, globojančia šiek tiek tokia jaučiasi energija, apgaubė jūsų fizinius kūnus, kad sako, jie pailsėtų. Nes kai kada mes savo mąstymu, mintimis, sprendimais, apsisprendimais, įvairiomis kartais ir dvejonėmis, ir aišku fizinėmis veiklomis išsekinam savo kūną. Todėl Marija Kumara šią akimirką paduoda tokios atstatymo, globojimo ir švelnumo energijos, būtent fiziniams kūnams. Nes kaip ir sakiau, bus norima pakylėti į aukštesnio dažnio vibraciją, į tą sferą. Galbūt jį ir įsivardins mums vėliau meditacijos metu kažkaip, kad galėtumėm ją atpažinti. Bet būtinai reikia sureguliuoti tą energetiką jūsų fiziniai struktūrai. Emociniai struktūrai dabar energijos kyla per jūsų aukštesnės struktūras, kitaip subtilesnės, galbūt taip reikėtų išsireikšti struktūras, emocija, psichinė sąmonė.
Šiek tiek dabar galite jausti, kaip energijos stiprėja, kitų pojūčių gali jaustis tam tikras labiau atsipalaidavimas, vedimas į tam tikrą gilesnį potyrį, plėtimasi pojūtis gali pasireikšti. O galite ir tiesiog jaustis tokiam lengvume, saugume, poilsyje. Kada matau jūsų psichikos sąmonės, jos iš tikrųjų patiria didžiulį įkrovas informacijos kiekio atžvilgių, sako informacijos kiekio atžvilgių. Ir tarsi jau čia pasijungia dar ir kiti mokytojai iš subtilios erdvės, matau, jog jie yra šalia kiekvieno jūsų. Ir būtent dirba nuiminėdami nereikalingą informaciją iš jūsų mąstymo lauko. Čia nėra kalbos apie kažkokią neigiamą mąstymą ar teigiamą, ne. Čia ne apie tai. Čia apie tai, kad nuima šalin jau ta tokia panaudota informacija, reiškia, ji kai kada būna realizuota, suprasta, suvokta, bet dar užsibūna mąstymo lauke ir nėra prasmės apie tai daugiau mąstyti. Arba yra tokių minčių, kurios jau senai nebekuria jokios vertės. Vėlgi tokios gali būti kaip senos idėjos, kokios nerealizuotos, galbūt net svajonėms, kai kurias iš jų prilyginčiau, nors iš esmės svajonės yra geros, jos siekia, įgalina žmogų kurti, jos kai kurios yra labai realizacinės ir kuriančios ateitį, bet kai kurios iš tikrųjų yra labiau pritrauktos iš išorės, tokius kaip, žinot, būna kitų svajonės, kitų tokie norai ir kartais atrodo, kad pats to nori. Tai nėra tiesa. Ir atrodo, ta informacinė įkrova taip pat nueina šalin. Ir taip pat nuima informaciją, kuri yra tokia tokia labai ateinanti iš kitur. Aš žiūriu, dabar bandau suvokti iš kitur, ar iš tos kolektyvinės sąmonės, iš visumos tokios erdvės žemesnio dažnio. Žemesnio dažnio čia yra tokios, bet tarsi visko daug, viską reikia atsiminti, viską reikia tarsi žinoti. Va tokia perteklinė informacija, tarkim, kuri yra, todėl ir ją nuima, nes iš tikrųjų žmogus gali suvokti labai daug. Žmogus gali savo mąstymu priimti labai daug informacijos. Bet, kaip sakau, kai kuri ta informacija nėra reikalinga ir ji niekaip nėra panaudojama, tokia nėra vartojama. Vadinasi, ji nėra tikslinė ir ji tiesiog užima vietos. Vat jeigu tarsi būtų mūsų protas ar mūsų mąstymo laukas kaip kokia kompiuterinė sistema, tai va tos vietos daug užima ir va dabar atlaisvina tos vietos nuo netikslinių minčių, kurios nekuria jokios vertės, bet naudoja jūsų gyvybinę energiją. Ir dabar pajauskite tam tikrą tylumą, tylą. Jeigu nepavyks šią akimirką pajusti tylumos, tai tikrai pakartokit meditaciją ir vėl pamėginkite įeiti tylą. Tyla nėra garsas, tyla yra vidinė būsena, toks net sąmoningumo momentas, kada tu aiškiai gali stebėti, jausti save. Tai tą būseną šią akimirką ir sutelkia mus mokytojai, kiekvieną iš jūsų.
tos mintis gali plaukti jumse, kaip ir tam tikros būsenos gali jos judėti, nes niekas visatoj, jokioj struktūroje niekur nėra, kad nebūtų judesio. Visur yra tam tikras judėjimas, tiek tų emocijų, tiek jausmų, kažkokių būsenų, minčių. Todėl jų nėra tikslo ir stabdyti, nes nelabai čia ką ir sustabdysi. Todėl tiesiog jeigu eina kažkokios mintis dar atgarsiai iš šios dienos, iš ateities, tai jūs tiesiog lengvai tam leiskit vykti. Tegul tas būsenas sukiojasi ar mintis, bet jūs tiesiog susitelkite tą vidinę tylą, tą lengvumą, atsipalaidavimą ir sako poilsį. Ir vėl akcentuojamas žodis poilsį. Ir kada mintis dabar nebėra tokios aktyvios, mąstymas vis tiek jisai jau toks lengvas tampa. Dar pažiūrėsiu, kad ir jūs patys nekurtumėte tų minčių. Nekelkit šią akimirką jokių klausimų, jokių savo apmąstymų. Net atrodo, net nesitikėkit nieko, ką turėsit patirti šią akimirką. Tiesiog taip labai lengvai, ramiai, su vidiniu atsiverimu, jokio vertinimo, ar gaunasi, nesigauna, kokius čia mintis eina, ką su jomis daryti ir panašiai. Ne, jūs tiesiog viskam leiskit vykti. Tegul, jeigu sakiau, yra tos mintis, tegul jos būna, jūs jas tiesiog stebėkit, nesusikoncentruokit labai jas. Sekite vedimą, bet niekaip to vedimo nevertinkit. Nereiškit, sako, jokių ketinimų, tarsi nepulsuotumėt jokia kūrybinė išraiška, o leistumėte tiesiog mokytojams dirbti. Visas savo situacijas palikit į šalį. Gerai. Ir dabar, kaip sakiau, Marija Kumara mus visus pakylėja, jos kuriama, kaip čia pasakyti, jos kuriama darbinė, net sakyčiau, jos tam tikrą sferą. Ir toje sferoje yra labai sutelktų energijų, kurios atspindi kiekvieną iš jūsų. Nesvarbu, ar čia tie, kurie dabar tiesiogiai dalyvauja meditacijoje, ar kurie klausys įrašą, nes vis tiek dirba kosminė sąmonė, ji puikiai žino, kas kokius kodus energetinius ar srautus suaktyvins. Ji tarsi kiekvienam iš jūsų yra paruošusi toje didžiuliai bendroj erdvėj savitą subtilėje erdvę. Mes žinome, kad subtilioji erdvė yra be galo didžiulė, be galo kupina įvairių erdvių, sferų, mokytojų, struktūrų, sąmonių, energijų, begalė visko daug. Ir kai kada žmogus tarp viso ko daug ir pasimeta. O čia šiandieną Marija Kumara nori jūs įvesti į jūsų pačių sąmonės kuriamą subtilėje erdvę. Vadinasi, šią akimirką tai jūsų kiekviena tokia individuali, sakyčiau, erdvė, kuri atspindi jūs pačius. Nes mes žinome, kad subtilioji erdvėj glūdi mūsų tam tikros mintis, gali, emocijos, sąmonių įvairių kūrybų, tikslinių, netikslinių sąmonių. Ir atrodo, visa tai susimaišo ir to savitumo žmogus kai kada neberanda savyje. O čia, todėl Marija Kumara ir tarsi sukūrė, sakyčiau, tokią didžiulę erdvę.
Ir jūs kiekvienas kaip į savo kapsulę tarsi įeitumėt, o toks simbolinis vaizdinys, kiekvienas kaip į kapsulę, kaip į burbulą galite įsivaizduoti, įeinate į savo subtilėją erdvę, kurioje esi tu, kaip kosminė sąmonė, kaip sąmonė, kurianti būtent toj subtilioj erdvėj. Marija Kumara nori, kad jūs kiekvienas pasijustumėte savas. Savas, tiesiog su savimi. Ne su kažkuo dabar, ne su tuo, kuo sieki. Dėl to ir minėjau, kad ketinimus reikia patraukti į šalį, nes svarbiausias ketinimas esi tu pats. Todėl ir nori šiandieną sutelkti jūs jūsų pačių erdvėse. Bet į tą erdvę jūs pritraukia jūsų pačių sąmonės, jūsų pačių kosminės sąmonės. Todėl ne jūs ieškokite tos erdvės, kurie turėtų būti pojūtyje, mintyje, dėmesyje, o tiesiog tarsi atsipalaiduokite ir atsiverkite ir leiskite savo sąmonėms pritraukti jūs pačius, tarsi kad jos sufokusuotų jūs į tą jūsų savitą subtilę erdvę. Čia nėra įmanoma kažkur nuklysti, nes, kaip ir sakiau, Marija Kumara į kiekvieną tą erdvę sutelkia jūsų pačių kosminės sąmonės srautus, vadinasi, yra jūsų tam tikros dalelytės, ar tai būtų savybės, ar tai būtų būsenos, ar tai būtų kažkas nelabai materialaus kaip energijos kodai, bet tai yra jūsų sąskambis. Per būtent šitą sąskambis labai gražiai kylate savo tarsi kanalais, tokiais kanaliukais į šią subtilėją erdvę, į savo subtilėją erdvę. Ir atrodo visa ta sfera didėja, platėja, žinoma, nes jūs užpildote savo subtiles erdves ir jie tarsi plečiasi, auga, didėja. Bet jums nereikia tą didėjimą susitelkti, tiesiog galite tai jausti. Dėl to pasakau, kas vyksta. Ir čia nėra tokio intensyvaus judesio, kur galbūt galėjote jaustis prieš tai, kad yra tos emocijos, mintis, nes tai yra aukštesnio dažnio sfera, kurioje yra tiesiog toksai, kaip čia pasakyti, tarsi buvimas. Čia dabar taip pat neieškokite nieko, ką galėtumėte atpažinti ar pažinti, o tiesiog leiskite savo būti toje erdvėje. Užfiksuokite savo buvimą. Tiesiog buvimą. Tokioj ramioj, pasyvioj pozicijoj, kada tau nereikia nieko kurti, daryti. Tarsi viskas vyksta, bet tuo pačiu tau nieko nereikia nei kurti, nei veikti, nei mąstyti, nei pažinti tarsi. Jeigu kažkas jaučiasi aplinkoj, kaip energijos srautai, tai viskas tvarkoj, nes vis tiek Marija Kumara dirba, kad jūs kiekvienas susitelktumėte toj savitoj subtilioj erdvėj, todėl paduoda ir jėgos, jeigu reikia, ir palaikymo kai kam, bet jūs susitelkite į tą buvimą. Pasyvų buvimą savo subtilioj erdvėj, kurioje esate savitas su savimi. Ir dabar jaučiu, kaip šį procesą, kol jūs susifokusuojate toj erdvėj, stebi kūrėjas, stebi visą tarsi procesą,
tarsi analizuotų, mąstytų. Todėl galite irgi jausti taip erdvėje tam tikrą mąstymą, susitelkimą, dėmesį galite jausti. Apžvelgia kiekvieną, kas galbūt jau labai gražiai susifokusavo, kas dar tik fokusuojasi, taip pat paduoda jėgos, kai kam drąsos, matau, paduoda, kai kam tokio ir pasitikėjimo savimi paduoda ir pastiprina. Bet ką tu gali šią akimirką kaip žmogus daryti, tai tiesiog leistis. Leistis ir jeigu jauti kažkokį vidinį pasipriešinimą, nes matau, kai kur asmeniškumas kažkoks lygu, ar dar toksai kyla, tai jūs taip ramiai sakyk tam asmeniškumui, palauk, aš patirsiu, o paskui pasikalbėsim, tarsi va taip, kai kada ir galbūt vaikiškai skamba, bet taip galima susitarti su tam tikromis savo sąmonėmis, kurios būtent tam tikrose procesuose, tam tikrose susitelkimuose kai kada ir trukdo. Tai jūs taip gražiai. O, dabar gerai, matau, nuėjo. Nes kai kuriams mūsų sąmonėms dalims tam tikri procesai išties yra tokie iššūkio reikalaujantis, tarsi būtų iššūkis joms. Nes jos mėgina susivokti, supras, kas vyksta, o kadangi tai yra aukštesnio dažnio meditacija, vadinkim, negu, tarkim, palyginus su asmeniškumu, jis yra žemesnėje vibracijoje, negu jūs dabar esate kiekvienas. Tai ir gali kilti tokie srautai įvairus, pojūčiai, būsenos, bet juos taip pat galima labai gražiai valdyti. Kurie stebėdamas bando suprasti, kaip padėti žmogui priimti labiau save. Tarsi jis, aišku, puikiai suvokia, kaip visa kas, tarkim, abejonės, mintis mūsų pačių kai kada trukdo save priimti, nuostatos apie save, nuomonės, įsitikinimai. Yra begalės, kas trukdo, bet jis šią akimirką stebi kai ką kito. Vat vienas buvo tas asmeniškumas, bet į tai jis nelabai kažkaip, jis suvokia, kad puikiai čia susitvarkysite, bet jis stebi kažką kitką. Gal mums pavyks suvokti, kaip mes galime padėti kiekvieną savo, priimant save. Tarsi tuos kanalėlius, kuriais jūs kylate, juos stebi. Šitos. Nes pati ta sfera yra jūsų subtilios erdvės jau paruošta. Kai kas jau tikrai matosi, kad esate tokiam besipildantis, užsipildantis tuo savimi, savitumu, ta tarsi substancija, kada tu jautiesi kaip namuose. O ta būsena gali jaustis, kad esi namuose. Tuose subtiliuose namuose, kada tu esi saugus, ramus, pasitikintis, drąsus. Ir tu žinai, kad galėsi kurti ir daryti tai, ką reikia ir kas yra geriausio tą akimirką. Bet tuo pačiu šią akimirką ir nesiekite kurti, nebent kažkas ateis, kaip mintis į jūsų erdvę. Bet tiesiog leiskit savo užsipildyti tuo žinojimu, tą ramybę, tuo stabilumu.
Ir kūrėjas stebėdamas, kaip sakiau, grįžtu prie tos minties, jis sako, kad įvyksta atskirtis kažkurį momentą, kada žmogus susitelkia ir nori ir dirba. Ir labai iš tikrųjų daug dirba, daug valios deda į pastangas į save, į savo, vadinkim, pozityvumo fokusavimą, į naujumo įsileidimą į save, į naujus pojūčius, įgūdžių lavinimą, į nuostatų keitimą, į požiūrių naujų formulavimą, formavimą. Bet įvyksta atskirtis. Dabar atskirtis savęs materijoj ir subtilioj erdvėj. O visam tam naujumui nėra vietos atskirčiai. Ir tada žmogus tarsi pasijaučia nebe savyje, pasijaučia nebesaugus. Prasideda tam tikros tos abejonės, net ir atrodo nesėkmė pradeda aplankyti ir sveikatos gali būti įvairūs sutrikimai. Gerai, o kaip mes galime išvengti tos atskirties, kuri kai kada įvyksta iš tiesų labai, toks jausmas, kad kiekvienam, taip per drąsu galbūt sakyti, kad kiekvienam, nes galbūt kai kurie to nejaučiate, bet tarsi iš tikrųjų daugeliu žmonių tai vyksta. Ir matosi, toks kanalėlis eina, tarsi atskirtis ir jūs esate kiekvienas tose kapsulėse. Nors šią akimirką dabar jau matau, kad esate visi, absoliučiai visi tose kapsulėse, bet suprantu, kad kūrėjas mąsto ir kažką nori paduoti, kol jūs esate visi tame tokioj savasties susitelkime. Marija Kumara sako, čia šitoj vietoj galiu padėti. Ir ji padeda savimi. Tarsi atsistoja kaip, aišku, čia aš labai simboliškai kalbu, bet tarsi sutelkia savo energiją į tą tarsi atotrūkį, kuris įvyksta kartais, tarsi atotrūkis to kanalo, jie užpildo savo energiją tokiu, kaip čia, perdengia. Ir įeina kiekvieno jūsų struktūrą. Kiekvienam asmeniškai jie paduoda tai, per ką labiausiai atitrūkstate nuo savasties, nuo buvimo savo subtilioj erdvėj, nuo buvimo ryšyje su savo kosminė sąmonė. Kai kam galbūt per pasitikėjimą, kai kam galbūt per saugumą, kai kam per drąsius sprendimo priėmimus. Kiekvienas tarsi tam tikrą silpnybę turi, per ką, silpnybė tam tikra prasme. Tai yra tam tikri įvykiai mūsų gyvenimuose, galbūt patirtis. Tai sako, dabar Marija Kumara sako, tai yra tam tikras ir jūsų žavesys, jūsų tam tikras žmogiškasis žavesys. Šypsosi, tai tarsi kartais, kada jūs pasijaučiate nedrąsus ar suabejojate, tai yra tam tikras žmogiškasis žavesys, kuris keisis, sako, su laiku. Bet nebenori, kad jūs priimtumėte, kaip aš sakiau, tarsi silpnybę, nes kai pasakiau silpnybę, tai tarsi visas srautas suvibravo. Tai nesilpnybė, tai jūsų žmogiškasis žavesys. Ir jeigu yra begalės dalykų, ką jūs lengvai, paprastai galite peržengti, galbūt kažkurias emocijas lengvai galite suvaldyti, mintis savo, tam tikras net situacijas ir stiprias situacijas galite valdyti,
bet tas žmogiškasis žavesys yra pas kiekvieną skirtingas. Ir jie, kaip sakiau, kiekvienam asmeniškai paduoda jėgos, kad tas žavesys labiau palaikytų tą ryšį. Tarsi neįvyktų tas atotrukis. Nes tu gali ir suabejoti kažkom, tu gali ir šiek tiek, kaip čia pasakyti, permastyti tam tikrus savo sprendimus, bet neįvyks tas atotrukis, neįvyks tas ryšio praradimas, ta trumpalaikis, kad ir su savo sąmonė, su savo kosminė sąmonė. Čia yra siekiama išvengti to tokio tarsi kad ir trumpalaikio, bet ryšio nebuvimo su savo kosminė sąmonė. Kaip ir sakiau, kai kurios mūsų abejonės, tokios permastymai, jie neturėtų taip sutrikdyti. Todėl, o taip yra ir taip buvo, todėl Marija Kumara kartu su kūrėju ir įneša papildomus jėgos jūsų tą žmogišką žavesį, kuris tarsi dabar matau kaip žiedas, kaip tie buvo kanaliukai, išskleidžia tokio tvirtumo ir stabilumo, o jūs esate kiekvienas tame žiede. Vat tose būsenose, kokiose jūs esate šią akimirką, savo subtiliose erdvėse, savo savitume, tai būtų ant to žiedo tarsi tos erdvės, sferos arba kapsulės, kaip aš įvardinau, nes vaizdinys būtent man asmeniškai yra toks. Jūs kiekvienas galite jaustis savaip. Bet tas susitelkimas dabar yra be galo stabilus ir tvirtas. Ir šypsosi ir sako, nes tai yra išmintis, tai yra išmintingumas. Tas žiedas simbolizuoja išmintingumą. Ir ta išmintis arba išmintingumas, kaip savybė tada būtų, išmintis tai yra energija, išmintingumas tai gali būti ir savybė, duotybė jūsų. Ta, kaip sakiau, žmogišką žavesį paverčia tuo žavesiu, o ne silpnybė. Ir dabar šią akimirką plečiasi jūsų tos subtiliosios erdvės. Jeigu prieš tai sakiau, kad plečiasi tarsi bendra visuminė tokia erdvė, o dabar regiu, kaip jūs kiekvienas besipildydami tuo savitumu, buvimo su savimi, tokio priėmimo savęs, pradedate plėstis, didėti, augti. Todėl dar kartelį nors paprašyti atpalaiduokit kūną, mintis ir tiesiog leiskite tam tokiam nesvarumo būsenai įsilieti jūs, nes galite jausti tą nesvarumo būseną. Nes kada yra plėtimas, plečiama jūsų erdvė, o plečiama erdvė yra todėl, kad nori paduoti daugiau energijos, stipresnės energijos. Dėl to įvyksta tas toks plėtimasis, kad jau ryškėtų jūsų pojūčiai, dar labiau aktyvintųsi. Gali tirpti galūnės. Sako, neišsigąskit. Nežinau, kodėl būtent tirpti galūnės, bet galbūt kažkam tai jaučiasi ir nori įspėti, kad čia nieko baisaus. Ir dabar šalia jūsų kiekvieno fokusuojasi jūsų, kaip čia pasakyti, mokytojas,
bet tą mokytojo sampratą, poziciją suvokite giliau. Tarsi kaip ne tai, kur prieš tai buvo kažkoks jūsų dvasios mokytojas, galbūt vieni pažinote, kiti nepažinote, bet tai yra jūsų šalia esantis kolega tarsi, bet subtiliajam lygmenį. Nes kai kada sakau mokytojas, kai mes pasijaučia tam tikras ir sureikšminimas ir visokios tos nuomonės. Norisi, kad šią akimirką neturėkite jokios nuomonės, o tiesiog suvokite, kad tai yra jūsų, šalia jūsų esantis sąmonė, kuri perduos jums tam tikrą žinojimą, patarimus, pagalbą, jeigu reikės kažką ugdys, lavins. Bet tas toks plačiaja prasme. Tiek subtilioj plotmėj, tiek materijoj, reiškiasi jūsų gyvenimuose, per įvykius kažkokias, per charakterio savybės, kurias aktyvinsis naujai. Bet čia nebėra to santykio, kada tave kažkaip mokytojas veda ir jis tarsi prisiema atsakomybę už tavo pažangą. Vat šią akimirką būtent stebiu šitoj pozicijoj, kad tai yra bendra kūryba. Tu darai kažką, jis įsiterpia, jeigu reikia, jeigu nereikia, neįsiterpia, laukia, stebi. Kažkur galbūt, kada tu labiau susitelki į materijos veikimą savo gyvenime, kažkokį galbūt idėjos išskleidimą, jos materializavimą, realizavimą, tai jis tą akimirką galbūt labiau veikia subtilioji plotmėje, srautus sutelkia, dar kažką daro. Ir tas toks tarsi nelabai ką paduoda tau per žinojimą, ką tu turėtum daryti, nes vadinasi, darai teisingai, gerai mąstai, kažkaip gerai, geri žingsniai teisingi, kuriantys. O kada tu vėl įeini į savo tą tylą, į savo tą erdvę, į tam tikrą galbūt net pokalbį su subtiliuoju mokytoju, tada tu gauni tam tikrą papildymą, žinojimą, kokie galbūt sprendimai turėtų priimti greičiau, kuriuos reikėtų palaukti, kuris būtų labiau, stipriau realizuojantis, kurį gali daryti, bet neturės didelės tame galios. Žodžiu, toks visai kitoks tas bendravimas, bet būtent jis vyksta toje subtilioj jūsų erdvėj, jūsų toj tyloj ir bendra kūrybai. Nes jeigu vis dar jumise kažkur kirba mintis, kad mokytojas tai būtinai kažką labai mokys, sakys, kad kažką labai blogai darai, ar esi iš viso kažkoks blogas, tai nėra tas mokytojas. Tai ne apie tai. Ir iš viso sako, dabar kažkuris iš jūsų mokytojų, ta kosminis sąmonė sako, ir iš vis sako, to įpročio reikėtų atsisakyti. Atsisakyti, ieškoti nuolat savo blogų savybių, nuolat savo nesėkmių, nuolat to, ką jūs negalite, iš vis to reikėtų atsisakyti. Nes atrodo, net jie to nelabai ir stebi. Visa jėga yra sutelkiama į tai, ką tu gali daryti, į tavo stipriasias tas savybės, į tą žavesį, į tą unikalumą, į tavo stiprybę, drąsą. Į tai yra sutelkiama visa realizacinė galia. Žinoma, tu tiesiog stebėdamas savo kasdienybėj pastebi savo tam tikras būsenas, kurias reikėtų, kaip netransformuoti, pakeisti. Pakeisti, o galbūt susitelkti kitas būsenas ir jas įaktyvinti savyje. Galbūt tu jauti, kad tas sprendimas per pojūtį nėra teisingas, net ir jei tu jį jau padarei. Vadinasi, tu susitelk, nurimk ir pakeisk tą sprendimą. Pasižiūrėk, o kaip gali pasielgti kitaip. Nieko nėra, ko negalėtum tobulinti. Nėra nei vieno pasaulyje sprendimo, kuris nebūtų galimas pakeistas.
Nėra nei viena jūsų mintis, kuri negali būti arba išskaidyta, arba suaktyvinta. Bet renkiesi tu kaip žmogus. Ką nori aktyvinti savo gyvenime, kas tau yra svarbu, kur tavo dėmesys ir kokia yra tavo ateitis. Tai nėra kontrolė, kada tu kontroliuoji ir pats modeliuoji savo ateitį. Pats apsistatai kažkokiais saugikliais ir įsivaizduoji, kad esi saugus. Ne. Bet tu gali jausti savo ateitį. Tu gali rinktis savo sėkmingą ateitį, pozityvę ateitį, ateitį su savimi, ateitį su subtiliuoju pasauliu. Arba ateitį be jo. Abu variantai geri, bet ar abu tave tenkins? Nėra aišku, bet tu jau nujauti, nes tu šią akimirką esi su savimi. Tu žinai, kaip yra gera būti tiesiog savimi, kada tu nereikalauji nieko iš savęs. Nereikalauji nieko iš erdvės, net nereikalauji nieko iš subtilaus pasaulio ir net kūrėjų. Kada tu žinai, kad tu gali rinktis. Tu gali keisti, kas šią akimirką tavęs netenkina, kur tu jautiesi suspaustas, kur tu jautiesi negerai. Tu tai galigi keisti. Pasitariant, bendradarbiaujant, pirma su savimi, o vėliau ir su savo kita kosminė sąmonė arba su mokytoju, kuris tau taip pat gali patarti ir pasakyti savo nuomonę. Bet vis tiek rinksies tu, ar klausysi tos nuomonės, ar ją atmesi, ar ją išskleisi, o gal tu turėsi dar ir savų, tam tikrų kitokių apmąstymų, kaip galėtų būti kitaip. Ir tada tu kartu su subtiliuoju mokytoju kursite kitą idėją. Ir įgyvendinsite visai kitus planus. Todėl pajauskite šią akimirką, kaip šalia jūsų esantis subtilusis mokytojas kuria kartu su jumis. Ir šią akimirką būtent yra pozicija tokia, kad jūs esate buvime, jūs esate toj pasyvioj pozicijai, o mokytojas šiuo atveju yra aktyvioj pozicijai. Vadinasi, jūs stebite jo kūrybą. Jūs tiesiog esate savo buvime, savo vidinėje ašyje, tyloje ir jaučiate, kaip kuria mokytojas. Norėčiau sakyti, kad kuria jūsų ateitį, bet tai nebūtų visiška tiesa, nes ir tu kursi, kada tu būsi aktyvus. Todėl tai vėlgi yra ta bendra kūryba, kurią norisi šią akimirką labai akcentuoti, kad nesuprastumėte tik iš vienos pozicijos. Niekas be jūsų ateities nesukurs. Niekas. Bet šią akimirką tu stebėk ir pajusk, kaip yra kuriama tavo ateitis. Pajusk, kad ji egzistuoja. Pajusk, kokia gyva ji yra. Pajusk būsenas, o gal viziją kažkokią regėsi. Tiesiog leisk savo stebėti. Leisk savo jausti.
Ir erdvėje kažkaip jaučiasi toks džiugesys, tad jeigu jaučiate džiugesį, įsileiskite tą džiugesį, nes ateitis egzistuoja. Ji visada egzistavo ir visada egzistuos. Ir kitaip nebus. Bet pajausk, kaip leidi kurti savo ateičiai, kaip tu ją gali stebėti, jausti, ne tam tikrą prasme ir būti joje. Nes ten, kur tu esi dabar, toj savo savitoj subtilioj erdvėj, laikas neegzistuoja. Tad gali stebėti. Viską, ką kuria tavo subtilus mokytojas. O tu mėgaukis, žavėkis, jausk pasitikėjimą ir tikėjimą. Nes jis yra tavo toj savitoj subtilioj erdvėj. Jis įėjo į tą erdvę, vedinas sąskambio dalelytėmis, kaip ir tu pats. Todėl čia nieko svetimo negali būti. O dabar pajausk ryšį su juo. Galbūt jautėjau tą ryšį, kada jį pajutai šalia savęs, bet pajausk ryšį. Nes ryšys tai yra bendra kūryba. Ir tu tarsi atsistoji iš savo pasyvios pozicijos. Nes regėjau jūs kaip tokiuose, kėdutėse, kada stebėjote mokytojo kūrybą. O dabar visi tarsi atsistojate ir, kaip čia pasakyti, susiliejate su mokytoju. Ir tai yra toks simbolinis, žinoma, pavyzdys, kada tu eini į tą bendrą kūrybą, nes bendra kūryba tampa vieniu. Kada tu tampi vienis, kada mokytojas kūrė tavo ateitį, džiaugsmą, pasitikėjimą. Ir tu sutinki su ta kūryba. Tu apsisprendi kurti tą ateitį. Kuri yra kuriama. Ir tu tampi tiek kaip žmogus, tiek kaip sąmonė tos ateities dalimi. Nes tai nėra daloma. Kaip ir prieš tai kalbėjau apie tam tikrą atsiskyrimą, kuris kai kada įvyksta. Tai šitoj kūryboj taip pat nėra daloma, o viskas yra vienis. Tik taip, sako, galima ta tokia sėkminga, realizuojanti ateitis. Pajuskite, kada jūs įeina daugiau jėgos ir galios, nes kada jūs susitelkite kartu su mokytoju, žinoma, kad jūs dar sustiprėjat. Sustiprėja ir jūsų mintis, sustiprėja ir jūsų būsena, fizinis kūnas, tikėjimas, viltis, pasitikėjimas. Ir žinoma pati kūryba. Jie stiprėja, jie tvirtėja. Ir visada savo gyvenime prisimink ir primink savo, kad tu kuri ne vienas. Ne vienas esi žmogus pasaulyje, ne vienas esi ir subtilioj erdvėj.
Todėl niekada neįsileisk tos minties į save, nes tai nėra tiesa. Tu galbūt jautiesi vienišas, pavargęs, bet tu nesi vienas. Tad susitelk į tai, kas kuria kartu su tavim. Nes visų pirma kuria tavo sąmonę, visų antra kuria kūrėjas ir taip pat šalia tavęs esantis subtilusis mokytojas, kuris ne tik iš įsipareigojimo ar atsakomybės tam tikros kuria kartu su tavim. Ir tai nebėra tokia gryna tiesa. Jis kuria dėl to, kad įdomi tavo kūryba. Dėl to, kad tu esi įdomus. Dėl to, kad kartu su tavim gali patirti materiją. Gali kurti joje, pažinti, išskleisti, augti, tobulėti. O ne dėl to, kad jį kažkas verčia ar yra privalu. Tai irgi reikia išimti iš jūsų minčių lauko. Suprantu, kad galbūt ne pas kiekvieną ta mintis ateina, bet ji yra erdvėj. Galbūt kolektyviniai sąmonėje tokia erdvė. Tokia mintis egzistuoja. Ne. Subtilusis mokytojas kuria todėl, kad jis nori tai daryti. Todėl ir tu norėk tai daryti. Norėk kartu kurti. O kartu visada yra ir stipriau, visada yra ir sėkmingiau, visada yra ir lengviau, bei paprasčiau. Ir dabar visas tas pokytis, įėjęs į jūsų savitą subtilėje erdvę, po truputėlį srautų mažėjimo pagalba realizuojasi, materializuojasi. Žinoma, ne visa subtilioji erdvė įeina į materiją, nes tai irgi nebūtų tiesa dėl energetinio dažnio skirtumo. Bet žinoma, tiek jūsų vidinis potyris, tiek įsileidimas minti, kad tai yra tikra, savita, svarbu tau, įeis į tavo realybę. Ir po truputėlį sutelkite savo dėmesį į krūtinę ir po truputėlį dėmesį grąžinkite į save. Labai palengva. Jauskite tą erdvę, kad ji yra jumise. Niekur jos nereikia kažkaip palikti, atsiskirti, ne. Tiesiog labai švelniai per savo vidinį sąmonės kanalą, per savo tam tikrą ašį, kuris eina per jūsų fizinį kūną, kitus kūnus. Tik jau labiau jaučiasi tokia forma. Net kai kam gali pasijausti tam tikras sunkis, bet tas sunkis yra gerąja prasme, nes įkrova įėjo į tavo realybę. Kai kam gali būti toks apsvaigimas. Aš stebiu, kaip visas tas srautas pereina per jūsų psichiką, emociją. Kad taip pat lengvai ir paprastai viskas sugrįžtų. Turiu sugrįžti omenyje iš tos erdvės jūsų subtilios. Bet ta pati subtilioji erdvė aktyvuosis ir jūsų gyvenime. Todėl kūne ir aplink kūną galite jausti, kad tarsi lygu būtumėte dar toj sferoj erdvėje, tik tai, kad ne tiek tokioj išplėstoj būsenoj. Šiek tiek jūsų psichika tokia mieganti atrodo, tai taip ir turėtų būti, tokia atsipalaidavus, vadinasi, pailsėjusi. Nebėra tokio labai aštraus aktyvumo. Tai jūs šį vakar taip ir nebeaktyvinkit kažko, labai nebemastykite, nebesvarstykite.
tiesiog vat, su to tokiu lengvu minčių srautu, lengva būsena ir pasibūsite. Dar akimirką žvilgtelėsiu. Pajuskit savo kūnus. Galūnės pajudinkit, jeigu kam buvo, kaip sakiau, užtirpę. Šiek tiek kaklo. Irgi jaučiasi įtampa pas kai kuriuos. Tai irgi skirkite dėmesio, galbūt tiesiog fiziniam kūnui. Bet įdomu tai, kad kada rodė tą atotrukį toj aukštoj erdvėj, tai atrodo per kaklą ir eina, atrodo čia viskas eina ir čiukšt kažkas kakle, bet galbūt tik simbolika, kaip kūnas sako, ar nes materijoje atspindi ir subtilioj erdvėj. Tai va šitą vietoj ir tarsi užpildė Marija Kumara, jeigu taip sakyčiau, širdutė ir protas, ar ne? Ir kad nebūtų atskirties, jeigu protą laikyčiau mūsų kosminį sąmonę, širdutę žmogų, tai vat, kad nebūtų tos atskirties ir ryšys būtų stabilus ir tvirtas, tai vat, taip simboliškai galėčiau pasakyti, kad į šitą erdvę, vat, gerklė, kaklas, tarsi pripildėm Mariją Kumarą. Dar pasitikslinau, ar galiu taip sakyti, ar tai yra teoriškai kaip teisinga, sako, jo, gali. Viskas čia atsispindi. Ir sako, būti savimi žmogui yra svarbiausia. Būti savimi. Bet tą buvimą savyje suvokite kaip buvimą, ne kaip siekimą, kad aš turiu siekti būti savimi. Nes iš esmės, kaip aš kada regėjau toj jūsų savitoj subtiliuose erdvėse, aš suvokiau tai, kad tu būti savimi, tu esi kiekvieną akimirką. Tik tai koks tu renkiesi būti, kokiu tuo savimi. Ir va tas yra tas apsisprendimas, kad rinktis būti tuo tikruoju savimi, kaip tu šią akimirką suvoki. O kada mes kartais siekime, aš kartais ir savo pokalbiuose su žmonėmis išgirstu, kad siekiu būti savimi, bet tugi dabar esi savimi. Tik tai tiek, kad kaip tu tą supranti ir kaip tu save priimi. Bet iš tikrųjų tu susitelki save, nurimsti ir esi savimi. Va tas buvimas savimi ir yra ta tokia pasyvioji pozicija, ta tyla vidinė, kuri irgi yra mums svarbi. Todėl ačiū, kad buvote kartu. Jeigu norisi dar pasibūkit ramiai, taip. Ir gero vakaro tada.